Šiandien mano mama 92 metų patyrė psichologinį smurtą iš Arūno. Taigi aš jam įdėjau tokią žinutę. Arūnai, nesmurtauk psichologiškai prieš mano mamą. Greitai jai 92 metai. Psichologinis smurtas irgi yra smurtas. Šiandien vakare įdėsiu ir papasakosiu, kad tu prieš mano mamą smurtauji psichologiškai. Visi šie vaizdeliai bus reikalingi policijai, Kauno STT teismui. Nenervuok jos, žinai, kad ji sunkus ligonis. Nesikabinėk prie seno žmogaus. Jei žmogus neadekvačiai elgiasi, tai nereiškia, kad tu ją turi varyti iš proto. Ir nervuoti. Taigi, prie tavo nusikalstamų veikų dar prisideda, kad tu psichologiškai smurtauji prieš mano mamą. Nusiramink. Arūnai, prašau, nusiramink. Ši žinutė bus įdėta YouTube. Taigi, čia yra surašytos Arūno nusikalstamos veikos. Va, aš jums parodau. Aš jų neskaitysiu, nes jau yra YouTube įdėta. Tik tai vieną pasakysiu iš nusikalstamų veikų, kad Arūnas suklastojo žemės nuomos sutartį ir parašė panaudos sutartį. Nors mama visada sako, kad aš nuomoju Arūnui žemę. O kaip Arūnas atvažiavęs sakė, jeigu nuomoja, tai už nuomą reikia sumokėti. Bet Arūnas mano mamai nesumoka, nes jis parašęs suklastotą sutartį, panaudos sutartį. Bus kita žinutė Arūnui įsiųsta, nes negalėjau neįsiųsti Arūnui kitos žinutės, nes mama nedavė man ramybės, bet kita žinutė bus įsiųsta ir įdėta į YouTube rytoj.